Labas tau, kuri jungiesi prie manęs šį vakarą patyrinėti moteriškumo temą, tavo moteriškumo gylius ir pločius ir labiau susiderinti su savo moteriška galia didesniai sėkmiai tiek savo profesinėme gyvenime, tiek asmeninėme gyvenime. Tai dėkui tau už tavo dėmesį, kurį tu skiri kartu patyrinėti šitą labai svarbią kolektyviai ir individualiai temą. Aš tikiu, kad šita tema moteriškumo galios iš tikrųjų jo supratimas taps vis labiau svarbus per ateinančius metus ir šiais metais ir metais priekyje, kai kuo daugiau moterų vis pradeda pabusti ilgesiui savo kitos puselės, savo kitos pusės ir dažnai to ieško išoriniuose santykiuose, išoriniuose dalykuose. Bet iš tikrųjų, ko tu ilgiesi, tai tu ilgiesi didesnės pusiausvyros ir balanso tame, kaip tu vedi savo verslo tikslus, kaip tu sieki sėkmės ir taip pat sieki didesnės harmonijos savo santykiuose. Ar tai būtų tavo intymus, romantiniai santykiai, ar tai būtų tavo santykiai su tavo klientais, ar tai būtų dinamika, kurią tu organizuoji ir valdai kaip vadovė savo komandoje, savo įmonėje, savo versle. Moteriškumo galia bunda. Tai šitas laivas padės tau iš tikrųjų subalansuoti ir integruoti savo moterišką galią. O šiandieną mano tema yra būtent duali šitos moteriškos galios prigimtis. Kadangi pastaraisiais metais ypač ryškiai matau šituos du polius moteriškumo esmės, kada vedu savo klientes. Ir dažnai moteris ateina į mentorystės, dirbti kartu su manimi dėl vienos ar kitos priežasties joms asmeniškai svarbios. Kai kurios moteris tiesiog žino, kad joms trūksta moteriško polius, kad jos užsižaidė vyriškose strategijose, vyriškose būduose siekti rezultatų ir ieško daugiau žaismės, daugiau lengvumo, daugiau laisvės. Kai kurios moteris priešingai, jos ateina pas mane ieškoti kažko visai kito, nes jos yra labai moteriškos, jos yra labai lengvos, labai grakščios moteris, bet galvoja, kad ieško praktinių strategijų verslo ir nors aš suteikiu tas strategijas, iš tikrųjų, ką darau, tai padedu tau integruoti tavo šviesąją ir tamsąją moteriškąją pusę. Ir kokiasgi stiprybės turi šitos pusės, kaip šitos dvi pusės gali būti tau naudingos siekiant tavo asmeninių ir verslo tikslų, šiandieną ir pakalbėsim. Ir visų pirma, aš noriu pakalbėti apie tai, mesti iššūkių suvokimams apie tai, kas yra moteriškumas. Todėl, kad daugybė moterų, pasiekusių moterų, verslių, ambicingų, high achievers women, reiškia tikrai atitinkančių šitą tipą moterų, A tipo moteris, nebūtinai, kad tu esi tokia beklausydama, bet aš matau, kad labai stiprios, vadovaujančios, lyderiaujančios moteris, ilgėdamosi tos savo moteriškos dalies, tuo pačiu ir vengia ir bijo jos apkabinti. Kodėl taip yra? Todėl, kad yra nesupratimas apie moteriškumą, paplitęs nesupratimas apie moteriškumą ir kas jinai tokia yra. Ir kada ateina jaunos merginos, sakykime, tyrinėdamos potencialą dirbti kartu su manimi, man labai gaila, kad jas sustabdo klaidingas suvokimas, jog tas moteriškumas, kada aš jas kviečiu suderinti, susijungti su savo moteriška esme, jos įsivaizduoja, kad tai yra labai silpna dalis, barbiška dalis, papudruota, rožinė, švelni, nieko negalinti, nereikšminga, neprasminga dalis. Ir visada akcentuoju, kad moteriškumas, apie kurį aš kalbu ir kurį jaučiu prasme sugrąžinti į mūsų kolektyvinį suvokimą, yra visai kitoks. Tai yra būtent
tas moteriškumas, kuris yra karališkas moteriškumas. Ir šita dalis neturi nieko bendro su galios neturėjimu, buvimu silpna ir taip pat jis neturi nieko bendro su labai perdėtinė galia, kuri gali būti atstumianti. Ar jums įdomu, moteris? Leiskit man žinoti komentarę vienas, ar tai rezonuoja, ar šita tema tave kviečia, ar tau atliepia, ar tu tyrinėti nori savo moteriškumo galę. Tarp kitko, moteris, kada einu, šiandieną aš buvau kvepta pasidalinti be aiškios struktūros šitą laivą, tai nesu pasiruošusi labai struktūriško laivo, bet daugiau transliuosiu tą kolektyvinę visuotinę išmintį ir per savo pačios patirtį, taip pat ir per patirtį su savo klientėmis. Ir yra toksai dalykas, kad kai kalbu apie tai, kad moteris bunda, aš noriu tiesiog, kad tu suprastum, kaip tau bus svarbu išmokti integruoti, pažadinti, apkabinti savo moterišką galią. Kai matau, vesdama savo klientes, tai kyla labai didelis iššūkis, kai moteris daug metų gyveno neapkabinusios savo moteriškos galios, neištyrinėjusios savo moteriškumo potencialų. Visa tai, ką aš kalbu ir ką vedu, kreipiu moteris, yra eiti į tas tavo potencialo dalis, kurios yra neištyrinėtos. Taip giliai, kur tu dar nesi panėrusi. Ten, kur galbūt net ir bijai eiti ir bijai leistis, nes tai gali būti jaučiama nesukontroliuojama, galbūt kažkas naujo. Ir kai klientas kalba apie tai, kad jos daug metų buvo vienokios moteris, prisitaikančios moteris, paklusnios moteris, tylios moteris. Ir kada jos pradeda keistis, kada dabar ta kolektyvinė moteriška galia iš tikrųjų kviečia mus visas ją savyje apkabinti ir įkūnyti ir išreikšti visiškai naujų būdų, reiškia subalansuotų būdų, ne tuo besiginančiu būdu, kur tu esi dark feminine, savo moteriška, stipri, juodoji, tamsioji moteriškumo pusė, ta, kuri siekia apsaugoti, kontroliuoti save, ta, kuri turi šarvus griežtus. Ir taip pat ne ta moteriškoji pusė, kuri esi leidžianti, pataikaujanti kitiems, maloninanti kitus, bandanti įtikti, pritapti ir visaip save formuojanti tam, kad priimta būtum ar ne. Tai ne apie tai. Tai kas kyla per iššūkis, kodėl tai taps ypač svarbu, aš jaučiu ypač svarbu ateinančiais metais, šiais metais ir metais priekiuose. Todėl, kad santykiuose vyrai, partneriai, jie nesupranta, kas vyksta. Kodėl ta moteris, kuri buvo tokia patogi ir tokia gera, jinai staiga tampa kitokia, todėl kad moteris susigrąžina savo karališką moteriškumą. Tai moteris, eikim toliau ir pakalbėkim apie tai, bet prieš neriu į pristatymą trumpai šitų dviejų pusių naudų ir stiprybių, labai unikalių stiprybių, kurias kiekviena šita pusė turi. Aš noriu paminėti dar vieną dalyką, tai yra tokia, galbūt net ir per savo asmeninę istoriją, truputuką susijungti, pasakyti, kad tai, ko tu sieki, tai, ko tu labai trokšti, gali būti labiausiai atstumiantis dalykas tau. Ir gali būti labiausiai besipriešinanti, gali būti šitam dalykui. Ar esi pastebėjusi, kad dalykas, kurio tu labiausiai nori, labiausiai nuo jo bėgi? Būtent taip pat ir vyksta su moteriškąja puse. Tos stiprios veržlios moteris, kai jos pamato online erdvėje moterišką moterį, kuri kviečia, nebūtinai aš. Ir tarp kitko, mano klientė žino, kad aš visai savęs nevadinu moteriška. Ir taip jaučiuosi labiau balanse esanti ir įkūnijanti labai stiprią vyrišką dalį taipogi.
Bet yra tas momentas, kad iš tikrųjų, kada tu ilgiesi subalansuoti savo sėkmės strategiją su daugiau švelnumo, su daugiau lengvumo, su daugiau minkštumo, su daugiau magnetiškumo, tu net ir nori į tai panerti, tu nori patyrinėti tą pusę, bet tuo pačiu ir baiminėsi, tuo pačiu ir yra labai daug kritiko vidinio tai pusiai, kuri tave tiesiog sulaiko ir atgal sugrąžina prie tau įprastų modelių. Tai yra modeliai, kurie tau jaučiasi komfortabilus, o svarbiausia - saugus. Saugus pagal tavo įsitikinimus pasiekti rezultatus tavo versle, tavo finansuose, tavo gyvenimo vaizdinyje ir vizijoje, kurią tu nori gyvendinti. Tai tu įsivaizduoji, kad tu gali pasiekti finansinius tikslus, ambicijas, verslo plėtrą, sėkmę, tik tai per stūmimą, per darymą, per kontroliavimą, per buvimą griežta ir valdinga, kai tuo pačiu, kaip sakiau, ilgiesi to savo kitosios pusės. Ir gaunasi toks, tarsi tu eini į tą pusę, bet tuo pačiu tave ir atstumia ta minkštoji dalis. Lygiai taip pat kai kurios moteris, kurios dalelė moterų pas mane ateina klienčių, kaip sakiau, labai moteriškų, labai švelnių moterų, labai trapių moterų. Ir jos ateina pas mane tam, kad subalansuotų savo stiprybę, vidinį stuburą, vidinę ašį, turėti galios įgyvendinti savo tikslus, savo svajonės ir kurti gerovę savo sąlygomis, pasistatyti savo gyvenimą savarankišką, nepriklausomai finansiškai, nepriklausomai dvasiškai. Tai tos moteris, tarp kitko, turi prieštaravimą stipriam moteriškumui, vyriškom vadinamom moterim. Tai aš tiesiog noriu išryškinti šitą dalį tau, jeigu tu ieškai savo antros puselės, to sėkmės galvosūkio dalelės, tos trūkstamos dalies, to trūkstamo ingrediento, kuris padės užpildyti tavo ryšį su tavo klientais, su tavo auditorija, kuris padės tau magnetizuoti gausą, ne tik tai visada kompromituojant savo pačios kainą arba sąskaitą, kuris padės tau turėti rezultatus pasiektus, nepaukojant savo gerovės, tai yra nenuolat atsimušant į perdegimą ir išsekimą. Tai yra būtina pasižiūrėti į tai, ko tu sieki ir nuo ko tu bėgi, kam tu priešiniesi ir kas tau jaučiasi atstumiantis. Aš prisimenu, sakiau, pasidalinsiu truputėlį savo istorijos, prisimenu, kada paleidusi savo teisininkės karjerą, kas buvo prieš 2011 metais. Kas yra moteriška galia, mūsų kolektyve to nebuvo žinoma. Tais metais apskritai nebuvo tokių temų, nebuvo tokių pavyzdžių. Ir šiai dienai iš tikrųjų mes turim labai mažai, aš kartoju dar labai mažai tokių moterų, kurios įkūnija subalansuotą moterišką galią. Tikrą moterišką galią, kurios yra išlaisvinusios ją, bet ne tik išlaisvinusios, bet ir ją panaudoja, teisingai panaudoja. Ir tai yra kolektyvinis kvietimas kiekvienai moteriai tai padaryti, todėl kad tai yra fantastiška tiek tau asmeniniam gyvenimui pakelti, tiek tavo pozityviam prisidėjimui pasaulyje. Tai istorija yra tokia, kad aš paleidau, ne tai kad paleidau, bet iš tikrųjų išvykau ieškoti savo gyvenimo tikslo, misijos ir atvykau į Maltą, kur pažinau, kas yra dieviškas moteriškumas per tos šalies žemę, kultūrą, knygas, filosofiją, prieš antikinį, prieš istorinį palikimą. Tai buvo tas laikotarpis, kur aš labai susijungiau su savo švelnia moteriška dalimi. Ir viskas manyje tapo labai moteriška. Pradėjau nusivilkau savo teisininkės griežtus
kaip šitie vadinasi, kostiumai, kostiumėliai, pieštukiniai, 15 cm kabliukai, visada ta tokia ribota moteris, visada tobula, visada um, taisyklinga pagal visas taisyklės, kaip turi atrodyti. Ir kada aš išlipau iš jos ir įlipau į tuos sijonus ir suknelės ir apkabinau visiškai kitą savo moterišką dalį, kurios Lietuvoje nesuradau. Um, Ir gyvenau daug laiko šitoj moteriškoj pusėj. Vedžiau moteriškumo ratus, padėjau moteriams susijungti su savo moteriškom gimdom ir daug praktikų vyko šitoj pusėj. Tuo metu atėjo etapas kitai manyje pusėj. Bet prieš tai pasakysiu tai, kad daug moterų net man yra įvardinusios, kad tuo metu jos pavydėjo man, jos pyko ant manęs, jos nekentė manęs, todėl kad aš joms rodžiau tą pusę, kurios jos nebuvo apkabinusios. Šiai dienai pas mane ateina klientas ir kalba apie tai, kad labai įdomu, bet daug pasiekusios moteris turi A tipo klasės moteris, turi intimus romantinius partnerius, dažnai tuos, kurie įkūnyja labiau švelnes moteriškas savybės. Ir kada šitie partneriai gyvenimo joms atspindi pasyvumą, netokį stiprų sprendimų priėmimą, galbūt labiau mėgavimąsi gyvenimą negu ambicijų kažkokių tikslų realizavimą. Ir jos pyksta ant to partnerio, kuris demonstruoja tą priešingą dalį, kurią tu turi integruoti savyje. Tai viskas, ką tu matai išorėje ir tau labai nepatinka, gali būti lygiai tas pats, kas yra spuogas ant tavo veido rytiniam veidrodyje ir tu žiūri į tą spuogą, nori jį panaikinti. Tai yra kažkas, ką tu turi apkabinti ir integruoti. Tai sugrįžtant prie šitų pusių integracijos, noriu pabrėžti tą momentą, kad moteriška galia yra klaidingi suvokimai apie moterišką galią. Tai kai moteris ateina pas mane ir nori keisti savo verslo ir sėkmės siekimo būdus, rezultatų pasiekimą perdegusios, ant kompromisų savo sveikatai, kompromisų savo džiaugsmui, spindinčias akis praradusios moteris, malonumo atsijungusios moteris, nepasitenkinusios savo versle moteris ar savo karjerose moteris. Yra tas, kad taip pat jos nesileidžia į procesą, transformacinį procesą, kuris reikalauja tam, kad tu susijungtum su ta esminė dalis, kuris sugražins tau ir pilnatvę, ir gyvenimo tikslą, ir savirealizacijos kryptį, ir aiškumą kūrybiškume, ir autentiškumą tavo brandė asmeniniam prekės ženkle, ir kuri nustatys ribas pakeliant įkainius, ir kuri padarys tavo realizaciją, plėtrą verslo harmoningą, išliekančią, tvarę, yra tas, kad klaidingi įsitikinimai veikia. Aš girdžiu tokius įsitikinimus. Moteriškumas yra lygu pasyvumui. Moteriškumas tai yra kažkas beprasmiško. Moteriškumas, jeigu aš tą dalį apkabinsiu, tai manęs nemėgs mano auditorija. Tai aš jaučiuosi, kad negaliu įgyvendinti kažkokių tai tikslų. Ir tai yra tiesiog klaidingas suvokimas apie tai, kas yra moteris. Tai dabar noriu pristatyti dvi dalis, dvi moteriškumo pusės, kurios suintegruotos padės tau atrakinti tai, ko tu sieki. Ta didesnė pilnatvė ir didesnė sėkmė ne tik profesiniam, bet ir asmeniniam gyvenime. Pirmoji dalis, galim sakyti, aš šiek tiek įsijungsiu šilumos, nes man šalta. Tai yra tamsioji pusė. Ir tamsioji moteriškumo pusė yra nuostabi pusė. Tai yra karė, tai yra karžygė, tai yra kaip
man labai patiko viena nuostabi moteris, kurią turėjau galimybę pastarąsią savaitę sutikti. Jinai įvardino save kaip Ksena, karę, tą, kuri eina į laukus. Ir iš tikrųjų tai yra tamsioji moteris reprezentuoja mumise galią, atsparumą ir gebėjimą nustatyti ribas. Tai yra ta mūsų dalis, kuri yra ryžtinga, ta, kuri mūsų sauganti, ta, kuri nebijo ginti tai, ko mes tikime. Ir versle, profesiniam gyvenime tai gali pasireikšti kaip gebėjimu daryti stiprius, rizikingus sprendimus. Tai bus drąsa rizikuoti ir stiprybė įveikti iššūkius. Tai bus ta dalis, kuri iš tikrųjų padeda tau klestėti gyvenime, vietoj save išsekinti. Bet iš kitos pusės, jeigu jinai bus nesubalansuota su tavo švelniaja, šviesiaja moteriška dalim, tai šita karė gali tave nustekenti ir gali likti tame kovos lauke iš tikrųjų labai sutrypta, labai išsekusi ir nematanti to kaip tvaraus išliekamo kelio tavo aukščiausiai vizijai realizuoti. Todėl į pagalbą ateina šviesioji moteriškoji pusė, kuri yra puoselėjanti, kuri yra maitinanti pusė, tai yra atjaučianti pusė ir tai yra esminė dalis, jungianti ryšį, mezganti ryšį. Empatiška mūsų prigimties dalis, kuri padės tau susijungti su savo auditorija, susijungti su savo romantiniu mylinčiu partneriu. Ne tik tai būti girdimai, išgirstai, matomai, bet tuo pačiu ir girdėti, klausytis kitus. Kas pajungs tave tam neatsisperiamam ryšiui, lojalumui, kas yra pagrindas megzti tvirtus, stiprius santykius ir puoselėti palankę bendradarbiavimo aplinką. Nebūtinai asmeniam gyvenime, bet taipogi ir tavo įmonės karjeros toj dinamikoj. Tai šitie šviesus ir tamsus mūsų prigimties aspektai yra abudu svarbus. Kitu atveju, kas vyksta, jeigu mes priešinamės ir neintegruojam vienos arba kitos dalių, tai vyksta tas, kad tamsioji moteris iš tikrųjų tampa labai kritiška, labai aukštai save pastatanti, tuo pačiu palaikanti kitus žemiau ir nugalinanti ir gali tapti pernelyg atitrūkusi ir tiesiog atitrūkusi nuo kitų. Tai tu jausiesi ir viena šiek tiek tame savo susikurtame sėkmės pasaulyje, kuri sugriežta, gal tu pasieksi sėkmę per sunkų darbą, ryžtą, atsparumą, tačiau jausiasi atsijungusi nuo kitų, galbūt praradusi ryšį su savo partneriu, su savo vaikais, su savo klientais ir ilgėsiasi kažko labai tau svarbaus ir brangaus. Iš kitos pusės, jeigu tu nesusijungsi ir neintegruosi savo dark feminine, savo tamsiosios moteriškos pusės, tai bus tau sunku pastovėti už save, tapsi per daug duodanti, per daug dovanojanti, nuvertinanti savo darbą, savo pačios sąskaitą, per daug kitiems duodanti ir tiesiog turėsi sunkumą nubrėžti ribas, kai kiti lips tavo ant galvos ir nustatys jų sąlygas tavo teritorijoje. Karališka moteris, į kurią aš vedu, tai yra vienas iš mano metodo magnetiškos lyderystės principų, yra tas pasakyk taip buvimui karalieniai savo teritorijai. Tai reiškia, kad tu subalansuoji abidvi dalis ir išlaisvini suvaržymų savo moteriškai galiai, išlaisvini iškraipimų savo moteriškai galiai, išmoksti jos nebebijoti, bet ją įvaldyti, ją įtvirtinti, tam, kad tu jaustumėsi ir susiderinusi, ir laisva būti savimi, ir tuo pačiu magnetiška. Tai reiškia patraukli
tiems santykiams, kuriuos tu nori pritraukti, galimybėms, kurias tu nori pritraukti, ir resursams, kurie ateis pas tave per tavo gebėjimą moterišką priimti, gauti, atsiverti, leisti savo. Tai yra raktas į gyvenimą pagal savo sąlygas ir į tą, kad tu ir sieki, tai yra susigražinti daugiau džiaugsmo, daugiau tėkmės, daugiau harmonijos ir pusiausvyros savo gyvenime, daugiau lengvumo, daugiau magnetiškumo, ne vien tik tai pasikliaujant sunkiom vyriškom struktūromis. Tai mano kvietimas iš tikrųjų yra nebijoti savo moteriškumo, išmokti ją pasitikėti. Jeigu tu labiau save atrandi, ar šiandien gali pagalvoti, kur tu save labiau atrandi, ir aš kviečiu tave pagalvoti, kur yra tavo dominuojanti dalis, disbalansinė dalis, nes esu tikra, kad beklausydama manęs atpažinai ir savo tamsąją pusę, ir taip pat atpažinai savo šviesąją pusę, bet kuriai tu daugiau užleidi teritorijos, kuri yra labiau matoma tavo gyvenime. Pagalvok apie tai, kuri dominuoja, ir žinosi, kad tą, kurią tu esi patraukusi, kurią slėpi, kurią ignoruoji, kurią nugalini, nuo kurios bėgi, yra ta, kuri yra reikalinga tau susigrąžinti tam, kad išlaisvintum savo sėkmę, didesnę sėkmę versle, profesiniam ir asmeniniam gyvenime. Jeigu mes esam nepažįstamos, mano vardas yra Viktorija Sage, esu mentorė daug pasiekusioms, ambicingoms moteriams, padedu joms pasiekti didesnę sėkmę ir klestėjimą jų asmeniniam ir profesiniam gyvenime. Ir būtent tai, ką darau, tai yra padedu tau išlaisvinti tavo moteriškos galios suvaržymus, padaryti pažangą savo moteriškoj lyderystėje, savo gebėjime megzti ryšį santykiuose, profesiniuose ir asmeniniuose santykiuose. Ir taipogi unikali dalis yra ta, kad moteriškumas, į kurį aš vedu, nėra tik tai moteriškoji dalis, todėl kad jeigu tu ieškosi moteriškumo balanso savo gyvenime, vienas dalykas, kada tu jausiasi nepatikli ir nepasitikinti, leistis tyrinėti to savo kitos puselės. Tada, kada nebus tvirtos struktūros. Tada, nes iš esmės moteriška dalis, tiek tamsioji, tiek šviesioji, gali būti labai kraštutinė. Ir jeigu tu į vieną arba į kitą panersi per daug, pritrūksi įsižeminimo gyvenime, pritrūksi tiesiog to, ko tu ieškai, tai yra tvarkos ir efektyvumo savo gyvenime. Ir tam, kad tu tyrinėti tai galėtum ir savy surastum tą integraciją ir įkūnytum tą savo tikrą subalansuotą moterį, reikia labai saugių struktūrų. Ir aš sakau, kad kai moteris ateina ir klausia, Viktorija, koks tas kitas verslo vedimo būdas, jeigu ne tas vyriškas, nuo kurio aš pavargau, ir jos siekia to moteriško verslo. Tačiau aš sakau, tai nebus, kad tu nueisi, nereikės tau dirbti, nereikės daryti, nereikės imtis veiksmo, tu tiesiog sėdi ir tau viskas krenta. Tai nėra apie tai, nes jeigu tu nesuvienysi tuo su praktinėmis struktūromis ir strategijomis, tavo moteris jausis nesaugi, o nesaugi moteris tampa manipuliuojanti ir kontroliuojanti. Tai tu truputuką jausiesi tarsi įkalinta ir negalinti pajudėti. Žinai, kad turi daryti pokytį, bet tuo pačiu bijai leistis tyrinėti ir apkabinti tą savo kitą pusę. Todėl aš labai rekomenduoju rasti vedlį, rasti kažkas, kas tave gali lydėti, tyrinėti tavo moteriškumo aspektus, tiek tavo šviesąją pusę, tiek tavo tamsąją pusę, tam, kad tu jaustumėsi saugi, pažinti save, susijungti su savimi. Tai niekas kitas, nei šviesioji dalis yra kažkas, kas nesi tu, nei tamsioji dalis yra kažkas, kas nesi tu. Tu esi visa tai.
Ir jeigu tu ieškai patikimos, patyrusios moteriškumo galios vėlės ir norėtum patirinėti, rezonuoja mano vedimas, aš kviečiu tave susisiekti su manimi ir tiesiog susisiekti, pasikalbėti ir pakalbėti apie tai, kaip mano vedimas galėtų atrodyti tavo specifiniai situacijai. Nesvarbu, ar tu sieki harmonijos savo pačios didesniam pasitenkinimui ir pilnatvei, ir neturi jokių lyderystės ambicijų, bet tiesiog nori išlaisvinti daugiau savo moteriškos gracijos, savo intimiam seksualiniam gyvenimui, savo ryšiui su savo artimais santykiais, atrakinti galbūt savo moteriškas dovanas, savo intuiciją, savo išmintį, o galbūt tu ieškai savo verslo tikslams. Pasikalbėkim ir pakalbėkim apie tai, kaip tai gali atrodyti būtent tau. Jeigu tavęs nedomina ilgalaikė mentorystė arba bet koks darbas kartu, nes aš taipogi turiu ir VIP dienų, kurios gali būti trumpesnis laikas tau patrinėti iš naujo save ir kaip gali atrodyti tavo moteriška dalis integruota tavo profesiniam ir asmeniniam gyvenime didesnėje sėkmei. Aš kviečiu tave į mūsų ateinantį būsimą retreatą, kuris vadinasi 2025 metų sėkmės vartai. Tai yra vidinis susiderinimas sėkmiai be vargo. Kviečiu tave pasitikėti savo trauka, būti dėmesingai ir atidžiai tam, ko tu labai trokšti, bet kas tave baugina, tuo pačiu atstumia, kažkam priešinasi, bet kartais gali būti, kad tai yra tai, su kuo tu iš tikrųjų nori susijungti. Mes turim nuostabų retreatą, Stebuklai spa kompleksą, kuris, kaip sakau, yra ideali erdvė, todėl kad tai yra apsupta moteriškų vandenų erdvė. Ir moteriškoje intimoje grupėje mes tikrai jungsime su savo moteriška dalimi, su savo vidinių resursų atstatymu. Tai yra tie resursai, tavo gyvybingumas, tavo seksualinė energija, tavo kūrybinė energija, tavo moteriška energija, tavo emocinis intelektas. Jungsime su šitais resursais tavo išoriniai sėkmiai. Šitie resursai dažnai tampa angliškai nudraininami, išsekinami ambicingų moterų gyvenimuose. Jie tiesiog sulaukia daug mažiau dėmesio, nes nėra tam laiko, ar ne, yra labai didelis tavo gyvenimo aktyvumas, strategijos, tu turi daug vaidmenų ir rolių. Mes atiduosim duoklę tavo moteriškai daliai. Jie puoselėdamos ir ją pamaitindamos, bet tuo pačiu ir suteiksim tvirtą struktūrą tam, kad galėtum suprasti aiškiai, kokios yra strategijos per moterišką išmintį, per moterišką lyderystę, kurios padės tau turėti didesnę sėkmę tavo versle, karjeroje ir profesiniam gyvenime. Kad pasiektum savo tikslus lengviau ir turėtum pilnavertiškesnę patirtį, labiau subalansuotą ir visavertį gyvenimą, kuris įtraukia ir tavo ambicijas, bet tuo pačiu ir tavo asmenį pasitenkinimą savo kūne ir tavo santykius su gyvenimo malonumais ir džiaugsmais. Aš kviečiu susijungti, jeigu norėtum sužinoti daugiau, susisiek su manimi Victoria Sage žinute Facebook'e ir pakalbėsim toliau. Ir taip pat surasi nuorodas po šito video, kur galėsi sužinoti detalės apie mano ateinantį retreatą 25 metų sėkmės vartai. Tai čia buvo iš tikrųjų šiek tiek dėmesio dualiai moteriškos galios prigimčiai ir tikiuosi, kad tai padės tau iš naujo apsvarstyti, kas yra tavo galia, apkabinti savo moterišką pusę su didesniu pasitikėjimu ją ir pamatysi, kokius nuostabius pokyčius jie atneš tavo gyvenime. Tai dėkoju, kad šiandieną prisijungiai prie manęs ir
Jeigu turi kažkokių komentarų, norėtumėt pasidalinti savo pačių patirtimi, būtinai palikit komentare šitą temą arba susisiekit su manim tiesiogiai. Kviečiu tęsti ar palaikyti vieną kitą, kada einam į šitą kolektyvinį prisiminimą apie tikrą moteriškumą, jo pusiausvyrą, integruojant savo dualias pusės - šviesąją ir tamsiąją moterišką pusę. Tokias esminės ir tokias vertingas visavertiškam gyvenimui.